Šiems Kauno rajono Neveronių vidurinės mokyklos pradedantiesiems jūrų skautams pirmoji pažintis su Lietuvos jūrų skautijos kasdienybė atmintyje įstrigs ilgam. Emocijų čia tikrai nestigo. Bene labiausiai jaudinosi pirmą kartą irklą rankose laikantieji. Kitiems su užduotimis susitvarkyti sekėsi kur kas paprasčiau. Sunkiau mažesniem gal truputėlį, bet paskui viskas susilygino. Teko upėse plaukiot su pusbroliais, su giminėm. Ar skiriasi kažkuo toksai mėgėjiškas pavadinimas? Skiriasi, nes mėgėjiškam tik tai irklo čia yra ir vairas. Va taip yra komanda Gerb. Komanda Gerb, jūrų skautai pagerbė, kur gal partizanai žuvę, kryžių stovi, ar šiaip kažkokios žymės vietos. Aišku? Nors pirmieji žingsniai irklavime sunkus, tačiau komandas vykdyti jaunieji jūrininkai rodos iškart išmoko. Vadovui pamiršus duoti kitą komandą, kantriai laukia jos atšaukimo. Jie labai nori ir čia penktokai ir dešimtokai mano auklėtiniai, tai kaip vyresnieji tiesiog jie padės ir prižiūrėti penktokus, o penktokai labai norėjo ir dar liko mokykloje tie, kurie netvažiavo, dar norinčių liko. Vienas iš daugelio dalykų, ką mes turim, jie truputį susipažįsta su jūreivystė. Tai mes turim prieplauką, turim valtis ir jie dabar pirmas irklavimų senimas, jiem dar pasisekė, dar neužšalo. O vasarą, bent jau didesni, galės, kas pasiruoš plaukti didelių žygių Kaunas Klaipėda. Ši Lietuvos jūrų skautijos ir Kauno jūrų skautų laisvalaikio centro bendra veikla dalis Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto neformaliojo švietimo programų paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse. Pagal šį projektą kiekvienoje savivaldybėje bus suburtos vaikų grupės, dalyvaujančios programoje, kurios tikslas prasmingas vaikų laisvalaikis, jų ugdymas. Įvairiapusiškos ugdymo veiklos dėka tikimasi ugdyti jaunosios kartos charakterį, lyderystę, gebėjimus veikti išvien, tautinę savimonę ir patriotinius jausmus, suteikti vaikams kitų gyvenime reikalingų kompetencijų, gebėjimų. Be to, įgyvendinus šį projektą bus parengtas nemažas būrys specialistų gebančių dirbti pagal pažanges neformaliojo ugdymo programas.